Visi Venės mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime kovo 7 dieną, atvažiavom ryte, 9 ryto objektą. Sunki diena buvo, čia Kliniškių sodai prie pat Elektrėnų, prie autostrados. Iš trečio bandymo tik tai radom vandens linzę, o užsakovas laisto vandeniuką jau. Ir porą žodžių, kaip brigada atidirba. Puikiai, nuostabiai, rekomenduoju. Nu tai, su charakteriu sklypas jūsų. Nes už 2 sklypą esam prieš porą metų tenai iš pirmo bandį, 5,5 metro gavosi grįžinukas, po to čia va Šečienų šeima gyvena iš karto tenai vienam, žodžiu, 8 dabar grįžinys gavosi šitose sodose, nes prieš 2 metus atjungė laisvimo vandenį. Pilnai žmonės liko be laisvimo vandens. Va, ir pirmoje vietoje prasigrėžėm, buvo sluoksniukas vandeningo smėlio tik tai 0,5 metro. Beje, visus su sezono grėžimo atidarimo progą sveikinu. Visus grėžėjus ir užsakovus gerų objektų ir užsakovams gerų vandeningų smėlių be geležies. Buvo va, gražus smėliukas, kakavinis, viskas tvarkoj, bet jo buvo tik tai 0,5 metro. Štai va, grėžinė šaktai. Ir viskas. Pulsavo, šulinio užpildymų čia dirbtų idealiai. Žodžiu, tai pabėga ir pradės vėl pulsuoti. Nes šitose sodose, kaip Kliniškių prie autostrados, niuansas toksai yra, kad vandens linzės, jos blynais įsidėčiušios. Pas vieną kaimyną padarai, pas kitą tenai grėži. Čia prieš porą metų iš vis 2 dienas grėžėmės, visą sklypą išbadėm ir vandeningo smėlio neradom. Tai va, čia pergalė šį trečią bandymą, bet jau buvom nusiteikę, kad čia vienoje vietoje vienas gruntas, kitoje vietoje kitoks gruntas, trečioje vietoje dar kitaip. Užsakovas laisto, džiaugiasi, geras vanduo be geležies, beje. Po to va antras bandymas. 4,70. Čia visas vanduo gruntinis, visi aukštai yra viskas iki 5 metrų. Karanditas tavo. Tai žodžiu, čia buvo smulkus smėliukas su molio dalelėm. Jis niekaip nenorėjo, grėžinį praplaudinėjom, jis niekaip nenorėjo valytis. Niekaip, visiškai toksai smulkus. Ir sukišom filtrą, vandeniniam startų duoda vandens daugiau, po to tai pabiškai mažėja. Tai čia po savaitės visai pasibaigtų tas vanduo. Ir po to jau trečioje vietoje. Jau arčiau tų atsitraukiam į paskutinį bandymų. Va, kaip laisto. Va, kaip varo. Vandenukas. Ja, čia plius minus visur kubas į valandą. Čia jau galiu net nematuoti, jau žinau. Nuo 800 litrų iki kubo į valandą. Pas tą vieną buvo tik tai kubas 200. Va, svirblys kilovato 100. Sukovas komplektuosim 600 vatų negalingas svirbliuką. Pasižiūrėsim kaip srovė, dabar srovė gerai varo. Jeigu sukovai 600 vatų netiks, jeigu silpniau varys, tai gal tada nusipirksit jau, ką norėsit realiai. Čia gali Grumfos 700 nusipirkti, gali tokį 35 eurus nusipirkti. Arba tokį Mr. Gardiner 150. Nu va ir trečioji va skylė 40 gavosi gilis. Smėlis jis visai kitoks, jau be blizgučių, kai antroji toj skylėj. Va, ir sluoksnis buvo kažkur tai 1,30 m vandeningo smėlio. Va, ir va, dėl to greit labai prasivalė. Einu dabar pasižiūrėsiu. O kur tas butelis, kur pripylėt iš grėžinio vandens? Kurį čia pasižiūrim, parodysim užsakovams. Va. Skaidrus kaip krištolas. Va, skaidrus kaip krištolas. Kaip brigada tai dirba? Va tai va, šaunoliai vyrai. Ačiū Jau labai. netikėjau, bet rada. Nu mes irgi, taip trečias bandymas ir pažiūrėkit, koks stalas jau. Laukia grįžėjų pačių. Aišku, laus ne. Kibiną paragausim. Ir va, kaip atrodo sriubytė. A čia sriuba, ar čia traškinys? Sriuba su karka. Va, kazanė su karka. Nieko savo, dar neragavęs. Tai sakė, pils paragauti, sakoju, džiaugiasi. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.